Gaidauskas. Nepataiko į ritulį, labai apmaudžiai, tai yra galimybė ir įvartis. Atsivežėme įvartį į savus vartus, taip galima sakyti kategoriškai. Lygioje vietoje Gaidauskas prarado ritulį ir Erikas Kėrės turi po Vilmošo Galo perdavimo muša pirmąjį įvartį. Psichologiškai labai svarbus įvartis vengrams, aišku. 11-asis Vilmošo Galo rezultatyvumo balas šiame čempionate. Lietuvių kontrataka. Meta Vilius Prekauskas ir 1-1. Štai taip. Smagu yra tai, kad įvartį sukūrė trečiasis Lietuvos rinktinės puolėjų trejetas. Jų indėlis šiandien yra svarbus. Dar kartą žiūrime į tai, kas įvyko. Vartininko įvartis galbūt galėtume sakyti dėl to, kad viską matė puikiai Gergelė Aranė. Bet pataikyta nevaikiškai į tolimą į viršutinį vartų kampą. Vos 20 sekundžių sužaista antrajame kėlinyje ir nei vieni, nei kiti savo pagrindinių pajėgų dar nekeitė, o čia Čanadas Erdelė. Iš už vartų išlenda ir kiša kamuolį ritulį į artimąjį vartų kampą. Dar vienas iš tų, kurie diktuoja madą, suprantama, Vengrijos komandoje. Erdelį ilgą čempionato atkarpą buvo rezultatyviausias žaidėjas. Po to pradėjo siauti testai, aišku. Įmetė 11 Pietų Korėjai ir šiandien jų lyderiai vėlgi Žombora Garata jam nepavyko. Ojojoj. Šauna tarsi iš patrankos. Čanadas Erdelį, antrasis jo įvartis šiandien 3-1. Ir Erdelį beje vis dar nepraranda galimybių tapti rezultatyviausių čempionato žaidėjų. 12 rezultatyvumo punktų jis jau turi. Vadimas Vasionkinas, priminsiu, 13. Aurimas Gaidauskas dabar su Edgaru Pročenka ant ledo, pavojinga situacija ir įvartis. Dar vienas ketvirtasis įvartis šiandien. Vengrai realizuoja kiekybinę persvarą, įmušė Ištvanas Terbočas. Labai lengvai išblaškė į šalis varžovus, surado plyšį tarp vartininko kojų. Privertė vengrų stipriai nervintis, kai antrajame kėlinyje pirmavo 1-0 ir įmušė antrą įvartį, kuris nebuvo įskaitytas. Tik po to Vengrija perėmė iniciatyvą, o dabar dar vienas įvartis. Antrajame kėlinyje dėlioja šio čempionato taškus, atrodo, Vengrijos komanda. Ištvanas Terbočas, antrasis jo įvartis. Ugnies, azarto, noro pirmajame kėlinyje užteko, antrajame nebe. Antrajame vengrai įjungė dar galingesnę pavarą. Kalenikovas. 10 sekundžių dar turės kiekybinę persvarą Lietuva. Spaudžia ritulį prie ledo Gergelė Aranė. Turbūt jis skirto. Ritulį skirto vartų linija, bet tas įvartis įskaitytas matyt nebus. Per daug azarto, per daug energijos, per daug noro ir ten būry žaidėjų man pasirodė buvo vartininkas kitoje zonoje. Skaitomas įvartis. Įvartis yra įskaitomas, tai taip, 5-2, dar kartą žiūrime. Vengrai vėl nusprendžia nebejuokauti.
Ir vos praleidę siunčia ritulį į vartus dar kartą. Vilmosas Galo, turbūt jau dabar jau oficialiai tai yra rezultatyviausias šio čempionato žaidėjas. Tai nebent kas nors iš komandos draugų sugebėtų pavyti. Galo statistika šiandien. Vienas plius 3, 4 rezultatyvumo balai, turėjo jis 10. Ir Vadimą Vasionkiną iš Estijos vengras lenkia. Prieš save atmuša ritulį Artūras Pavliukovas ir dar vienas vengrų įvartis. Įvartis, kurį muša Zomboras Kišas. 7-2. Vienas iš tų nedažnų epizodų, kai nepernelyg sėkmingai sužaidė vartininkas. Ten pasiųsti ritulio toliau nuo savų vartų nepavyko ir gynėjams. Pietų Korėja Vengrijoje įveikė 8-2, Estija 6-0 ir Kroatija 7-0. Dar viena galimybė ir 8. įvartis į Lietuvos komandos vartus krenta. Martinas Šagį įmetė. Likus žaisti 30 sekundžių iki rungtynių pabaigos. Trisdešimt 6 įvarčiai per 5 šio čempionato rungtynės. Tokia yra vengrų statistika.